Sveiki, pilnos valties bičiuliai, mūsų draugai. Šiandien randuosi pačiame Kauno centre ir mano šios dienos įrankiai yra štai pūdinukė meškerė, o masalas, kurio aš gaudysiu, yra štai toks. Batoniukas. Batoniukas ir bandysiu šiandien pagauti šapalą. Labai šiltas oras iš tikrųjų. Manau, turėsiu gerą laiką, turiu kelias valandas trumpo laiko. Ir šitos vietos yra man jau pakankamai žinomos. Žuvies čia tikrai yra. Tik vienintelis šios dienos minusas tai yra, kad labai pakilęs vanduo. Na, bet visą laiką turiu viltį, kad jisai pradės slūgti. Ir manau, kad šiandien jūs kažką pamatysite. Tai yra pirmoji mano vieta. Čia galiu ir nedabristi, nes čia per aukštą vandenį yra ypatingai sunku dabristi. Bandysiu pasiduoti toliau. Bent jau pasižiūrėsiu, kokia yra situacija. Šiemet dar čia nesu buvęs. Ir kaip jau matau, vandenėlis iš tikrųjų yra ypatingai aukštas. Ir aš turėsiu eiti ieškoti sekančios vietos. Va. Štai. Vėjas labai stiprus pakankamai. Jūs galite visą tai girdėti. Va. Štai yra mano pirmoji vieta. O kaip man seksis, jūs pamatysite šios žūklės eigoje. Taigi, mielieji, žiūrėkit mus, stebėkit, prenumeruokit ir gero jums žiūrėjimo ir gero laiko. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Pirmieji pabandymai. Reguliuoju gylį. Žiūriu, koks čia giliukas. Bandau praleisti pirmus metimus. Matysiu, ar kabins, ar ne. Vėjas nemenkas palyginus. Čia kažkaip labai jaučiasi šitoj vietoj. Nors atrodė, kad vėjo visai nėra. Tai va, pirmi praleidimai. Kol kas. Pirmas praleidimas kaip ir žvalgyba. Susimatuosiu gylį. Tik tada, jeigu turėsiu pirmą kibimuką, tada aš jau pradėsiu ir pašėrinėti. Gylį šiek tiek pasididinu. Kol kas kabinimo nebuvo. Pirmieji žvalgybiniai pravedimai jie daugiau ir pasišeria. Ir matysim, ką mes čia turėsim. Šiaip čia dugnas yra žvyriukas, akmenukas, kas labai
iš tikrųjų tinka šapalui, srovė taipogi pakankamai nebloga, prilaiko vėjas. Vėjas šiandien tinkamas. Na, o pagrindinė mano žvejybos vieta turėtų būti prie to žalio bakino. Dabar bandau praleisti kol kas tolėliau. Labai geras čia prilaikymas iš tikrųjų. Prisilaikomas aliukas. Kol kas tuščia, bandysiu metimuką praleisti šiek tiek artėliau. Aišku, žuvų čia būna nedaug. Nėra ta vieta, kad čia kibtų daug žuvų, šapalų. Tačiau kimba čia pakankamai didelė žuvis. Kol kas tylu. Kaip ir minėjau, labai pakilęs vanduo. Prieš kelias dienas neblogai nulijo stipriai ir vanduo sukilo, susidrumstė. Čia gal tas susidrumstimas ir nesijaučia, tačiau buvau prieš keletą dienų Šventojoje ir ten iš karto šitas palijimas pasijautė. Na ir visos upės čia esančios aplink Kauną, jos yra aukštesnio lygio. Vanduo yra šiek tiek pakilęs. Štai mano batoniukas. Ir vėl metimas. Kabliuką naudoju pakankamai didelį. 4 numeris. Naudoju avižą, nes vis dėlto dar yra vėsokas vanduo. Ir aviža iš tikrųjų jinai yra dar labiau tinkama, nes eina palei dugną. Ir šapalas spėja ją greičiau paimti. Štai pirmasis šapalas. Manau, kad šapalas. Gražus kibimukas. Va. Ne, nedidukas. Tikėjausi. Čia šiek tiek stambesnė. Tačiau žuvis. Nėra visai, jisai mažiukas. Kaip sakoma, legalus. Tačiau jisai eis į vandenį atgal. Va. Jau legalu, štai pasigrožėkit. Šapaliukas eina atgal į vandenį. Va. Dabar jau aš galiu žuvį ir pašerti, kad jinai laikytųsi šitoje vietoje. Susišlapinu savo batoniuką. Jį gerai spaudžiu vandenį, kad jisai man šiek tiek nuskristų. Ir bandau mest tarp greitesnės ir lėtos srovės. Iš tikrųjų toli nereikia. Per laiką, kol batonas nuskęs, jinai ateis čia. Jau padariau minusiuką, ne pilnai iššlapinau batoną ir jisai kaip nepilnai išbėgiau ir jisai laikosi šiek tiek paviršiuje. Tačiau šapalas tokia žuvis, kad jinai eina aukštyn prie srovę
ieškodama, iš kur ateina jos jaukas. Nedideli metimukai, va. Štai ir masalas pasiduoda po truputį skęsta čia vietoj ir žuvis jo ieško. Na va, keliolika minučių. 2 kibimukai. Žuvies tikrai yra. Gal šiek tiek vėliau bandysiu pasikeisti plūdę į sunkesnį. Nes vėjas pakankamai stiprus ir man šiek tiek per greit neša plūdę. Koks yra privalumas sunkesnės plūdės? Tarkim, 10 gramų, 12. Šapalas ne iš tų žuvų, kuris labai baidosi plūdės, o sunkesnė plūdė, jinai eina tolygiai su srove, vienoj linijai. Lengva plūdė eina greičiau, nėra tokio prilaikymo, jeigu pabandai prilaikyti, neprisilaiko ir tai jau yra minusas. Va, taigi, kaip sakau, čia norėtųsi man šiek tiek sunkesnės plūdelės. Dabar aš uždėjęs 8, norėtųsi man čia 10. Turiu dar laiko, manau visą tai padarysiu su laiku, šiek tiek vėliau. Dabar yra pats vidurdienis, be 22. Tikiuosi žvejoti iki 4 valandos. Gal šiek tiek ilgiau. Turiu reikalų savo vakare. Va. Šiaip jau šapalą stengiuosi visada gaudyti į antrą dienos pusę. Vanduo pavasarį dar šaltas ir saulutė, kol jį įšildo, ateina ir popietė. Ir visada man smagiau žuvį bandyti ieškoti po pietų. Dėdamas batoną niekad jo nesuspaudžiu. Va šitaip va. Toks yra neteisingas batono dėjimas. Suspaustas, tai atrodo nenatūraliai. Ir toks batonas nors ir nenukrenta, tačiau jisai nevilioja žuvies. Aš suspaudžiu tik tai per kotelį ir pas batonas yra purus, po truputį jisai krenta nuo kabliuko ir tuo pačiu vilioja žuvį. Va. Meškerytė pas mane 4,5 ilgio, kad būtų patogiau užtraukti, naudoju dažniausiai pakankamai greitą, tačiau ilgą meškerę. Labai sena mano meškerė jau šita, turiu aš ją daug metų, mėgstu, šią patinka man jinai. Ir 2 privalumai, ilga ir greita, kas yra labai tinkama gaudyti srovėje, ypač ilgoje laidoje reikalinga greita, nes toli paleidus masalą ne visą laiką yra lengva pakirsti. Va. Kol kas daugiau žuvų nėra. Tačiau nenusimenu, bandysiu dar pašert ir po to bandysiu dar paeit šiek tiek žemyn link Bakino. Ten žemiau prasideda didesnis akmenynas ir man jisai labiau patinka.
Šiaip Nemune dažniausiai pagauni keli šapalus, bet jie būna visuomet stambus. Tokie jau išskirtinio dydžio, aišku, šį kartą man papuolė nedidukas, bet aš, kaip minėjau, bandysiu pasisunkinti kitą plūdę, bandysiu uždėti 10 gramukų. Kol kas dar mėtau su šita. Šiek tiek man kabina dugniuką. Truputį giliai pamažinu, laida eina visur. Ir žuvies kol kas neturiu. Taigi, kaip jau minėjau, praeitą savaitę gaudžiau Šventojoj. Kibo nedidukai šapaliukai, bet manau, kad todėl, kad buvo pakankamai didelė oro permaina ir žuvis buvo nelabai aktyvios. Plius vandens pakilimas. Tai va, bet šiaip šapalų galima pagauti visose upėse, tiek Šventojoj, tiek Dubysoj toj pačioj yra labai stambių egzempliorių, tiek Nery, taipogi dabar Nery ypatingai jie gerai kimba, šiek tiek sunkesnės tik tai žvejybos sąlygos, nes pakilęs vanduo, bet pagauti įmanoma. Leidžiu apie 50-60 metrų. Gaudant batoną visą laiką yra tokia ilga laida. Kad žuvis susišertų visą laiką prieš ištraukiant. Ištraukiant plūdę visą laiką šiek tiek kirstelnu, kad nusimuštų batoniukas. Bandau šiandien ir mažesnį gabaliuką, ir didesnį. Kol kas skirtumo jokio. Kartais būna, žuvis nenori didelio gabalo, tada dedu maželesnį. Šiandien kol kas jokio skirtumo, ar mažesnis, ar didesnis. Batoną visada naudoju šviežią, kadangi šviežias batonas jisai geriau limpa. O, štai dar viena žuvis. Plūdės pakeitimas davė savo. Na va, šitas jau šiek tiek graželesnis šapaliukas. Kaip ir minėjau, Nemune, jeigu jau ateina šapalas, tai stambesnis. Štai tokios kimbačios žuvis. Pasigrožėkit. Štai tokie šapalai kimba Nemune. Va. Nelabai gali apriepti ir į ranką. Gražiai atkabinam ir leidsim vandenį. Štai jisai, mano šapaliukas, eina vandenin. Na va, antra žuvis jau
man šiek tiek smagiau. Kol kas, mano manimu, va, vėl žuvis, vėl turiu, gražiai prispaudė ir va, kaip sakau, šį kartą jau žuvis paėmė arčiau kranto. Šiek tiek. Štai. Gražus šapalas vėl. Štai pasigrožėkit. Graži žuvis. Trečia žuvis. Štai. Visos jos legalios, visos jos imamos. Bet aš ją einu paleisti šiek tiek toliau į vieną pusę, kad nebaidytų man kitų žuvų. Kažkodėl tai visi kibimai vietoje arčiau. Toliau nuleidus kibimų praktiškai neturėjau. Nežinau kodėl. Šiaip dažnai būna, kad reikia paleisti šapalui toli batoną, bet čia kol kas visi kibimai pakankamai arti manęs. Šapalai dažniausiai leidė ir 30 ir 50 metrų valo, nes jie gaudant batoną reikia peržiūrėti visą plotą. Šapalas netokia žuvis, kad būtų vienoje vietoje ir jo reikia ieškoti. O, štai dar vienas. Jau galvojau, kad nebebus. Nes vėjukas šiek tiek tolesnė laida iš toliau. Šį kartą jisai atėjo iš toliau. 5. Šiek mažesnis. Tačiau legalos. Štai. Pasigrožėkit, gražūs šapalai. Kimba ant batono. Na va. Štai. 6. Ir manau, kad bus jisai man paskutinis, nes nebeturiu laiko jau žvejoti. Štai, mėlėjai. Dar vienas šapaliukas. Ir su juo aš žvejybą jau ir baigiu. Štai gražuolis šapalas, keliaujantis atgal. Štai. 6 žuvis ir paskutinė. Taigi, mėly mūsų bičiuliai, Pilnos valties draugai, šios dienos žvejybą baigiu. Labai noriu pasidžiaugti gerų rezultatų. 6 žuvis. Puikus laikas, nors oras jau vėsta.
Ir pakankamai didelis vėjas, tačiau žuvis kibo. Kibo gal ne visai dideliai sroviai, labai dideliai nelabai turėjau kibimų. Gaudžiau gal 2 valandas geras, kaip matėt, gaudžiau batono, avižą varinės spalvos, alytiškio, dainiaus, tikrai geros avižėlės, ieškokit jų, naudokit. Meškerytė 4,5 metro ilgio, greitos akcijos, plūdė. Iš pradžių naudojau 8 gramų, po to susisunkinau iki 10, geriau laiko srovę ir tikrai turėjau gerą žūklę. Gilis šitoje vietoje apie 1,5 metro ir visi šapalai sukibo pakankamai netoli manęs, nereikėjo toli leisti. Taigi, mielieji, jeigu važiuosit ieškoti šapalų, nėra būtina, žinokit, važiuoti kažkur labai toli ir ar tą pačią Šventą, ir į Dubysą. Eikit ieškoti prie Kaune, vietoj. Čia, kur aš žvejojau, Aleksote, gali čia ieškoti. Tikrai rasit, tikrai bandykit, gaudykit, ieškokit. Ir komentuokit mūsų video, laikinkit, pamėkit ir prenumeruokit mūsų kanalą. Ir gerų jums sekančių žiūrėjimų. Iki!